Sveiki, šiandien parodysiu, kaip reikia į NBA Live žaidimą įdėti savo dainą. Iš pradžių jums reikia surasti kokią nors dainą, kurią norėsite įdėti į žaidimą ir Vim Pudit programos. Štai ją ir atsidarom, spaudžiam Browser, tenais kur Convert File, štai šį. Suradome tą dainą, kurią norite įdėti į žaidimą. Tada spaudžiame šį čia, kur Output folder, spaudžiam Prosper, surandame desktopą arba kur nors kitur, kur jums lengviau, ir import. Palaukim, kol suimportuos viską. Suimportavo, tada spaudžiam Exit, tada einam į savo NBA Live folderį. Štai čia. Toliau Audio, Music ir pervedam į belengokį Xsong 6, Xsong 7, Xsong 1. Dabar paimsim Xsong 1. Rename, Copy, Rename, Paste, Cut arba Copy, kaip jums geriau. Pastam šį čia. Yes. Ir praktiškai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, apsilankykite Just Patchers svetainėje. Iki kito susitikimo.